Šiandien Liepos 1-ąją visa Lietuva bei jos svečiai esami ir buvę užsienio valstybių vadovai atsisveikino su pirmuoju nepriklausomos Lietuvos prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku. Iš ryto už prezidentą Vilniaus arkikatedroje laikytos šventos mišios, o po pietų velionis iškilmingai palydėtas į amžinojo poilsio vietą Antakalnio kapines, kur atgulė prezidentų panteone. Nuo 2014 metų turėtų didėti pensijos ir vėliausiai per 5 metus būti 5% didesnės nei iki jų sumažinimo, pareiškė finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Vyriausybė atsižvelgė į Konstitucinio teismo išaiškinimą ir priėmė sprendimą vos ėmus gerėti šalies ekonominiai padėčiai pensininkams pirmiesiems kompensuoti, mažinant pensijas patirtus nuostolius. Nuo Liepos 1-osios mažėja motinystės tėvystės išmoka tėvams auginantiems vaikus iki 2 metų. Dabar jis sieks 90% buvusio motinos tėvo uždarbio pirmaisiais vaiko auginimo metais ir 75% antraisiais. Teismų posėdžiai iki šiol protokoluoti ranka nuo Liepos bus įrašinėjami garso įranga. Tai teismo posėdžius įpareigoja nuo Liepos 1-osios įsigaliojantys teismų įstatymo pakeitimai. Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu daromi garso įrašai leis tiksliai užfiksuoti visą teismo posėdį ir esant poreikiui naudojantis įrašu atlikti teismo posėdžio administracinę kontrolę. Ketvirtadienį startavo viešosios įstaigos Regitra elektroninė paslauga vairuotojų portalas, skirta norintiems pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Tai ypač aktuali tema jauniems vairuotojams, kuriems baigėsi laikinojo vairuotojo pažymėjimo 2 metų galiojimo laikotarpis. Pakeisti jį ilgalaikiu galiojančiu 10 metų jie galės užpildę paraišką ir užsisakę naująjį parsisiųsti paštu.